Situacija banke, paskolų skyrius. Labadiena. Labadiena, malonu Jūs matyti, mūsų Man paskolų irgi jūs. skyriui. Norėčiau pasiimti studento paskolėlę. Studento. Žinau, taip, studento. Studento. Studento paskolėlė. Žinoma, va, yra stalčiukas, čia va paskolėlės, studentams kaip tik. Va, O kokia kita išeitis būtų? Gal kokia kita būtų studentų paskolėlė? žinoma, yra dar studento paskola tiems, kurie be išeities. Čia kitas stalčiukas, paimam sutartėlę. Va. Nu, mano tėtis bus labai nepatenkintas. O kas Jūsų tėtis? Čiuk. Palaukite, Audrius Čiukžda. palaukite. Tai mano šefas. Va, yra trečias stalčiukas, kaip tik sutartėlė mano šefo sūnui. Dėkui jums labai. Dėkui, visą. Labadiena, Labadiena, labai malonu Jūs matyti. man irgi labai malonu. Mūsų banke, paskolų skyriuje. Aš norėčiau paskolos pradedančiam verslui. Pradedančiajam verslui. Taip, aš turiu labai gerą idėją. Paskolos pradedančiajam verslui. Taip, pradedančiam verslui noriu atidaryti įmonę. Žinoma, pas mus čia yra spintelė, kaip tik sutartėlės, vat yra pradedančiajam verslui. O tai aš turiu labai gerą verslo planą, gal. Ai, atsiprašau, žinoma, pas mus yra dar viena spintelė, kaip tik sutartėlės yra pradedančiajam verslui su verslo planais. O tai gal galima užstatą kaip nors sutarti. Užstatą. Čia Jūsų užstatas? Taip. Nu, jeigu mes kalbam apie užstatą, Jūs siūlote seksą už paskolas? Taip. Nu, jeigu Jūs siūlote tokį dalyką, tai žinoma, mes visada pasiūlysim Jums sutartėlę. Viso gero.